turiu užsidaryti. Juos turiu užsidaryti. Kur mes važiuojam? Važiuojam būstą. Okay. Čia rūkyt negalima. Mažas liftas. Nu, liftas jau toks. Dėl žmonėm. Metras ant 70. Su veidrodžiu. The bathroom, new floors, everything new. Like really everything new. Electricity, everything new. And Taip, tai dabar padarysim apžvalgą būsto, kurie buvom apžiūrėti. Tai yra penthouse'as Steponoje. Kaina čia yra parašyta 319, bet mes tuo metu, kai apžiūrinėjome, buvo 229. Čia reikėtų pasitikslinti su tais pardavėjais, kur mes buvom susitikę, ar kaina dar ta pati, nes jau čia rodo, kad 20 000 daugiau. Matome aprašymą, kuris yra šiek tiek pagražintas. Būstas yra 5. aukšte, Steponos centre, prie jūros. Praktiškai ten antra linija. Ką tik padarytas remontas. Standartiškas nuotraukos, miegamasis, 3 miegamasis. Vonia. Čia terasėlė ant stogo. Parodysim ant žemėlapio tą vietą, kaip atrodo. Ta terasa yra bendra. Čia yra įėjimo durys laukinės. Čia yra laiptinė. Čia va matome liftą šitoje vietoje. Čia šiaip vaizdai sudėti. Nu ir dabar žemėlapis. Galim pasižiūrėti žemėlapį. Tai va, dabar šitas yra namas. Kad suprasti maždaug kurioje vietoje. Nu va, čia yra visa Stepona. O mes čia va pasižymėję to namo lokaciją. Ir mes matome iš karto stogą. Ir ant to stogo va šitą terasėlę, kur mes vaikščiojom ir filmavom, video matysis. Ir dabar ką mes galim pasakyti apie lokaciją. Tai šito lokacija yra, mes buvom pasidėję automobilį, aš dabar galiu parodyti kurioje vietoje. Taip, mes buvom pasidėję automobilį prie Carrefouro marketo, tokio nedidelio va šitoje vietoje. Ir mums rodo, kad kelio maždaug yra apie 13 minučių. Tai maždaug 10-13 minučių. Galbūt tą automobilį galima pasidėti ir arčiau kur nors. Aš matau visokių parkavimo vietų. Aš negarantuotas, ar čia jos yra mokamos ar nemokamos tik tais. Tai už tai aš negaliu sakyti, kad čia galima. Čia sakė, netoli pastato yra nemokamų. Čia, va, tarkim, parkavimo vietos. Va šitoj vietoj. Aš čia yra mokykla. Parkavimo vietos, ar ne? Kadangi centras, tai sudėtinga rasti parkavimo vietą, tai užtat mes iš anksto pasidėjom mašiną prie parduotuvės, kur ten yra nemokamos. Dar dėl parkavimo, jeigu yra poreikis didžiulis, tai yra mokamos vietos. Aš žinau tiksliai, kad va čia yra parkavimo vieta. Tai pėstute va 6 minutės kelio. Va šito vietoje yra mokamas parkavimas arba yra požeminis parkingas. Va šito vietoje va, parkingė pasėjo. Negaliu pasakyti dabar kainos, bet čia yra didžiulis parkingas ir ten pastoviai būna vietos. Va šitoj vietoj jisai čia įvažiavimas ir va šitas išvažiavimas. Va toks parkingas yra požeminis. Tai jeigu jau blogiausia atveju, jeigu nėra kažkur parkuotis, tai galima į šitą arba į šitą mokamą. Taip pat video mes ten matysime, kai išeidinėjome iš namo, žygiavome iki va šitos vietos. O čia buvo tas pastatas, kurį mes buvom daėję. Artimiausios parduotuvės. Taip, tai artimiausios parduotuvės yra Aldi, Mercadona, Aldis, Lidlas. Čia va dar Mercadonas naujas pastatytas. Viskas po ranka, nes nusileidus ten yra ir sporto salė, ir kavinukės, barai, senamiestis šalia. Taip, tai va čia yra visa šita pakrantė, čia yra smėlėta pakrantė, paplūdimiai. Tie, kas nebuvo Steponoj, tai susižavėto Steponos grožiu. Čia yra visa Steponos pakrantė. Gražus platus paplūdimiai, uostas šalia irgi, verda ten gyvenimas. Taip, turgaus netgi vietą, aš galiu parodyti, kurioje vietoje. Va parašyta Stepona Weekly Market, o šitoje vietoje vyksta turgus. O šitoje visoje, man atrodo, gatveliai. Tai čia vyksta trečiadieniais, o šeštadieniais uoste vyksta. Šitoje vietoje, taip. Čia irgi būna. Va čia turgus ir čia turgus. Gatveliai. Taip pat dar yra koledžas, labai žymus Steponos, privatus, bet ten jeigu kažkas, va, sakykime, gyventų su šeima Steponos mieste, tai yra visi patogumai.
Tai tame koledže, kiek aš esu girdėjęs, ten praktiškai priema nuo mažų vaikų, ten kokių gal 2 metų, 3, ir praktiškai nuo 2-3 metų gali koledžą baigti iki universiteto lygio. Tiek esu girdėjęs. Taip, tai dabar va tas koledžas yra Kolegijos San Jose. Taip, šitas va koledžas ir čia yra jo teritorija. Tai šita visa teritorija ir bus. Ne tik šita, čia yra va daugiau apima. Galbūt net ir šitie pastatai, aš dabar negaliu tiksliai atsakyti. Ok, tai dabar keliaujame į video ir pažiūrėsime, kaip mes ten apžiūrinėjom visą būstą. And air conditioning is central. Central. Heating and cooling. And the machines upstairs. On the roof. On the roof. You want to see it? Wait. So this is for the downstairs. Downstairs, yes. And this is for the aircon. Let me show you around a little bit and then we can see. Taip, čia tokia gatvelė senamiesčio. Čia toks panašaus senamiesčio stiliaus. Čia aišku remontai vyksta kaimynų. Tai čia priešais matosi kaimynų. Matysis langai kitų žmonių. Ten į tiesą kalnas matosi. Kalno viršusis Steponas. Tai kalnas matosi. Per balkoną, bet vaizdas tai toksai pagrindė. Pats būtas, jisai ką, šviesus būtas, sutvarkytas. Su ventiliatorium, lemputės. Čia plytelės yra grindys, televizorius, staliukas, čia veidrodis didelis matosi. Čia mes įėjom per šitas duris. Čia ta laiptinė taip išeini, čia laiptai dar į viršų, o čia į liftą, kur čia kaimynų duris. Laiptai į apačią ir va čia va tas būtas taip įeini, čia va dar kiti kaimynai gyvena. Įėjimo duris. Neaišku, čia medinės tikriausiai. Elektros skydelis. Nenoriu atidarinėti, bet... elektros skydelis toksai. Tai... Telefonspynė. Čia kondicionierius greičiausiai šitas. Šviesa įsijungt. Minkštas baldas, spintelė. Čia atsisėst savo, televizorių pasižiūrėti, ventiliacija. Taip, toliau einam pažiūrėti. Čia veidrodis. Čia mes matome ką? Mes čia matom miegamasis toks. Kiek čia to miegamo? Maždaug taip. Miegamasis. Toks pats šviestuvas, langelis su žaliuzėm. Kurios... Dabar aš galvoju. Elektrinė žaliuzė. Važiuoja. Elektrinė žaliuzė į viršų, į apačią. O čia vėl kitas namas. Čia vėl gatvelė. Ir iš čia mes... Tik tai va taip pasisvėrę galim pamatyti jūrą. Kamputį jūros dalelę. Tai va toksai, čia spinta tokia. Šitas būstas jisai nuomai, tai jisai būtų idealus. O čia fainesnis miegamasis kambarys. Su vaizdu netgi į miestą. Čia toks kampinis langas. Visai nieko. Apačioj čia. Pakankamai saugu, tvirta, kad neiškrist. Su kaimynu galima pasisveikinti išlindusiu. Ten matosi irgi centras senamiestis. Čia yra virtuvė, buitinė technika, viskas tvarkingai, šaldytuvas tvarkingas, buitinė technika tokia kaip nauja atrodo netgi viskas. Šaldytuvas irgi naujas, nieko nėra. Virtuvė padori, graži. Viskas tvarkoja. Šituvas.
Puikiai viskas veikia, o viryklė nenaudota lygtais. Gal biskį naudota, matosi, va tokie va dryžiai naudota. Čia vėlgi kaimyno langas, be žaliuzės jokios, nėra žaliuzės, tik tais langelis užsidaro, atsidaro. Kas šiandien? Čia po viryklės spintelė, čia indaplovė, čia spintelė, skalbenkė. Spintelė. Truputį ilgiau tokie dalykai This yra. is the conductor of the. They had to do something with the conductor. Yes, well, they had to do something with it. So they had to cut. Yeah, they had to open it, čia but it will buvo, all be repaired. It's gonna be repaired. Yeah, it's gonna be repaired. Tai čia viskas bus It's not the best užtaisyta, time to nes čia show sakė, you. No, it's okay. At It's least okay. they know, Yeah. because I will tell them that it will be repaired. The maintenance is being done. So the builder will. tai iš esmės, čia tokie va, tik tai va tokie va dalykėliai. Visi, kaip kad va tas, sakė, užtaisysi, čia nebus šitų reikalų, nes ten buvo taisomas kondicionieriaus kanalas, buvo taisomas. O čia ką, spintelė, čia galima, nežinau, palikti šitaip, galima ją uždaryti su durėjimu, galima taip palikti, tai čia jau priklauso nuo noro ir nuo kiek norisi investuoti tai. Tai iš principo čia realiai kaip ir nieko nereikia daryti. Plius prie viso to, sakė, bus ateita ten sutaisyta, va tie, kas buvo nufilmuota, kondicionierius ten tas lubos. O visa kita, nelabai aš čia matau, ką reikėtų daryti, atvirai pasakius. Viskas tvarkinga, palyginus. Čia yra vonia, dušas, klozetas. Čia tvarkinga, čia viskas kaip ir okei. Veidrodis simpatiškai atrodo. Va, čia miegamasis didesnis, šviestuvai šone. Lova nemaža. Tai va, miegamajam bus irgi va, toks vaizdas. Matosi kalnas Steponas. Šviestuvo. Čia šviesus išsijungia. Spintelė. Ir iš miegamojo išeiname tiesiai į vonią. Tai va. Ir į virtuvę. Tai va prašta miegama. Tai kitas miegamasis ir dar vienas miegamasis. Čia va 2 miegamieji. Mažiukas, tai čia 1, 2, 3 miegamieji. Ir čia va žaliuzės elektrinės nusileidžia. Nes būna vasara. There's in a summertime. The Yes, sun. close this because it's really hot. Okay. With the sun on top. In the evening time. Yes, evening time. Okay. Tai čia buvo tik vakarai saulė, sakė, vasaros metu. Tai sakė, šitie visi pataisymai, jie bus užbaigti iki 2 savaičių max. Tai jie taip pažadėjo šitą reikalą sutvarkyti. O apart šitų reikalų, tai, sakykime, va čia galbūt jie irgi užtaisys, nežinau, bet sakė, įmanoma paskui po to sutaisymo dar atvažiuoti, dar pasižiūrėti visą situaciją. Tai ką, pavyzdžiui, čia irgi kažkoks truputį yra dėmelė tokia, kurį reikalinga arba pavalyti, arba su teptuku uždažyti. Nes šiaip tai, čia aišku, tos sienos nelietuviškos stiliaus, čia nereikia tikėtis, kad čia bus tiesų viskas. Čia daugiau toksai britiškas stilius, ispaniškas tai totaliai. Nes čia tos sienos jos yra, jos vis tiek yra kreivos, čia nelietuviškas standartas. Šito mes net negalim galvoti ir svajoti apie tai. Čia yra Ispanija. Tai, sakykime, ispaniškų standartų tai yra viskas gerai. Ir per Airbnb nuomoti irgi yra gerai. Nes tai yra Ispanija, tai sienos yra ispaniškos kokybės lygio. Tai va. Bet tai yra pakankamai gerai. Dabar eisim į terasą. Viršutinė terasėlė, sakė, yra viršutinė. Čia sakė, butukas yra kažkoks nelegalus pastatytas. Sakė, butukas čia nelegalus. Jo, atseit šitas neturėtų čia būti popieriuose. Jo, sakė, gyvena kažkokia moteriškė. There's one
Čia tvarkelės antenos nėra. O ką mes čia matom? Nu bet čia tvarkos reikia. Aptvarkyti. Nu tai va čia toks vaizdas ant stogo. Kaimyniniai namai. Ten kiti pastatai. O čia terasa tokia, nu čia reikia priežiūros, čia sutvarkymo, nes čia antenos mėtosi, viskai nešvaru. Tai čia reikėtų išsiaiškinti, ar čia galima susitvarkyti ir pasidaryti kokius, pavyzdžiui, pasistatyti, kad ir tuos skėčius nuo saulės, kokius atsigulimus ir pasidaryti tokią oazę. Tai čia potencialas yra tam reikalui. Potencialas yra, tik tai klausimas reikia su komunidadu išsiaiškinti. Yes. So what the people then inform? Jo, čia reikia sutvarkyti, čia reikia imtis iniciatyvos, aišku, ir sutvarkyti šitus reikalus. Jeigu čia galima padaryti tokį kaip bonusą nuomininkam, tai čia būtų dar netgi paklausesnė. Tai čia išeini tokį soliarimą, prie jūros prie pat, čia super. Pasukti reikia, čia pasukam, darom. Metalinės durys va tokios. O čia tai ką, ten remontai vyksta dabar, tai triukšmas visoks. Čia kažkoks yra komercinės patalpos tikriausiai, čia va šitas pastatas visas, čia va tie vartai, ten va ta gatvelė, pažiūrėsim, matėm remontai vyksta už lango, čia va tokia va gatvelė, ten remontuoja pastatą, ten va tie remontai vyksta, bet čia centras, tai ko norėtų. Dėl parkavimo tai yra sudėtingiau, va tokiuose vietose. Čia kažkokios komercinis irgi, čia va išėjimas į jūrą. Tokia gatvelė. Tai nuostabia gatvelė, tokia alėja, kaip Laisvės alėja Lietuvoje, tai čia prie pat jūros Laisvės alėja. Ten fontanai, čia kavinės, čia policija pravažiuoja su motociklais, prižiūri tvarką. Nuostabi vieta, paplūdimys prie pat, iš karto išeidėjai ir tu prie jūros. Ten Gibraltaras matosi, va kalnas šiandien, puikus oras, va ir Afrika matosi, irgi va tas va kalniukas, va ten yra Afrika, o čia Gibraltaras. Estepona yra viena iš gražiausių miestelių Ispanijoje. Mums ir patiems ir daug kas įgyrė, mes jau to patys įstikinam, kad tikrai gražus miestukas, nes jisai labai išpuoselėtas ir gražėja ir vystosi toliau, brangėja viskas, brangsta čia. Papasakok dar kartą, kiek gaudavo už nuomą? Už nuomą gaudavo 230 per naktį, kadangi čia prie pat jūra ir galima prašyti 250. Ok, o mes einam iš Vatinais, einam šitą alėją iki savo auto, kur prisiparkavom. Kažkur 10 minučių, jeigu norit pasistatyti nemokamai. Ten toks pastatas irgi toks apynaujas, vienas iš aukščiausių Esteponai, skaitomas Esteponos dangoraižiuose. Čia priėjom tą pastatą. Sociokultural Mirador del Carmen, kultūrinis kažkoks pastatas, jo. Nu, čia toks vienas iš tokių žemesnių pastatų. Čia pasisėdėjimai, taip, tai yra gražiai sutvarkyta, vaizdai gražus.
dviračiais visi važinėja ten tą alėją. Tai va išėjai, paspirtą pasiėmė elektrinį arba dviratį ir savo važinėjai po miestuką. Ten va dar užmačiau parduotuvę, tai yra marketas pavadinimu. Bet čia pagrindinės parduotuvės maisto, tai yra Mercadona, Lidlai. Carrefour'as tiesa dar Esteponas, bet čia va tai reikia toliau važiuoti su mašina, jo. O tokie, jeigu greitai kažką, tai čia tokie marketukai yra maistui, jeigu jau kažko labai prireikia.